prieš taiklėje ropšę stapkę dar nei viens brūts neatsilaikė. Nu, o apsvikiam tai pasirūpins Kiberiuks. Sveiki, studentai. Pradedam paskaitą apie žiemos bičių gamybą. O dabar rimtai. Žiemos bičių gamyba. Turėjom filmuką Super bičių gamyba, berods vadinas. Tai ten, ką apkalbėjom, nebesikartosiu, nes žiemos bitės yra tos pačios, realiai, su tam tikrais niuansėliais, super bitės. Kaip mums jas reikėtų pasigaminti. Tai tik tai pakalbėsiu apie niuansėlius, skirtumėlius, kuom ta mūsų super bičių gamyba sezono metu skiriasi gaminant žiemos bites sezono pabaigoje. Natūraliai tos žiemos bitės, super bitės pasigamina gamtoje, jeigu viskas tvarkoj, laipsniškai. Bitėms mažinant perų auginimą, gaunasi tas disbalansas, didesnis nei 1:1, kartais net viršijantis 6:1 ir gaminasi šiek tiek ir spėtiminių bičių, bet jeigu bitės protingos ir jeigu gamta nesušakarmakarlarluota, tai tos spėtiminės bitės jau nebespečia. Šeimos tiesiog žino, kad nebeis jos, nebesidauginsim, nebelaikas ir toks kolektyvinis intelektas tą žino, kaip padaryti. Bet kaip pas mus tas pirmiausia bitės, ne pirmiausia, gal viena, tai yra bitės, yra bičių tokių kvailų, kurios nieko čia pas mus nesupranta, babajai tokie emigrantai, geltonodžiai. Ir kitas toks dalykas yra, kad ta gamta susimarmalavus gana dažnai būna, ten rugsėjais būna kaip kokia liepa, žinai, ar panašiai. Priedu dar trečias toksai dalykas, va dabar pjauna javus, greičiausiai užsės kokių tai sideratų, ridikėlių, ar dar kokių garstyčių, ar kažko tai tokio žydinčio, jie visi pilnumoj sužydės rugsėjai vidury, žinai. Dar jeigu tas rugsėjais toksai išpuls, kad prisimins metų laikai, vasarą prisimins, kad aš nebuvau šiandien, šiemet nebuvau, reikia pasirodyti, žinai. Į ten gali tas bites išmušti, išvėžti tokie dalykai, jos ten, tos jau bus pasigaminę žiemos bičių, jos sugalvos, kai jums reikia maistą neštis. Ir jeigu dar lizduose bus vietos, kur įdėti, tai pirmin į darbus, bitės susidėvė ir nebėra jų. Ok, mes tokių žaidimų nežaidžiam, aš tiksliau. Jūs nežinau. Tai, kaip jau ir pradėjom ruošti savo šeimas žiemojimui ir gaminam žiemos bites. Tai vat pakalbėsiu tik apie tai, skirtumėlius tokius esminius, kuom tas mūsų žiemos superbičių gamyba šiek tiek skirsis nuo sezono metu gamybos superbičių. Einam ant mano popierėlio ir ekspromtų pabandom papaišyti. Taip, čia pasidėjau tokį taškelį, kad fokusuotųsi tas mano telefončikas čikas. Ir paišom. Paišom taip, ane. Uždarėm motinėlę, atėmėm ar dar kažkaip. Bet sezono gale tai jau nebeatimsim motinėlės, nes reikalinga bus kitais metais. Tikiuosi. Negalvojat priešingai, ne? Uždarėm motinėlę.
Taip. Maitinamų perų mažėja, 6 dienos po motinėlės uždarimo. Anam filmuke viskas yra. Gaminas superbytės, žiemos bytės, ane. Imkimės taip, kad būtų mums paprasčiau, ne 6, o 7 dienas, pirmą savaitę. Gaminas žiemos bytės. Galimos 2 schemos, bet kalbėsiu apie tą, ką galiu rekomenduoti, kad neprisidarytumėt, neprisižaistumėt paskui, kad neišlėktų rugsėjo pradžioje spiečius. Galit ir tai padaryti. Tai vėlgi išlieka ta pati schema. Savaitę po motinos uždarimo Gaminas žiemos bytės, superbytės. 6 dienos. Mūsų, tai būtų vėlgi, imkim, savaitę, 2 savaitę. Be gamybos. Šičia, kaip ir sezono metu, 12, 15 diena. Užtikrinam pieneliu maitinamų lervučių atsiradimą. Kaip tą padarom, kol kas praleidžiam. Atsirado lervutės, tai tas pats. Lervutės. Gal nepraleidžiu. Šitoj vietoj, kaip ir sezono metu, 12-15 dieną užtikrinam pieneliu maitinamų lervučių atsiradimą. Kaip mes tą padarysim? Uždarytą motinėlę paleisim. Tai bus paleidžiam motinėlę 2-3 dienom. Svarbu, kad šitam momentui paleidimo lizdas jau būtų ten, kur išsirito per tą laiką dingti periukai, kad jie tos akutės būtų užpiltos, kad motinėlė turėtų minimalų kiekį akučių, kurias gali padėti kiaušinėlius. Šičia. Nes mums reikia tik trupučio, nereikia, kad ten pusę lizdo užsėtų. Pusę lizdo, aišku, per 2-3 dienas ir neužsės, visų pirmiausia. Bet jau šiek tiek turim būti užpylę lizdą, kad tų akučių būtų minimum minimorum ir mums motinėlė padėtų tik šiek tiek kiaušinėlių. Paleidžiam 2-3 dienom ir po to uždaram. Patikėm lervutės, motinėlę uždarėm, vėl 3 savaitė. Gaminasi žiemos bitės. Taip, kas gaunas? 3 savaitės, 21 dieną, ne? Paskutinis kiaušinėlis, šičia bitutė išsirito. Ir tų iš paskutinių tų kiaušinėlių, šičia tų išsiritusių bitučių bus nemažai. Kažkoks tai kiekis bus apčiuopiamas gana. Mes jas irgi norim paversti superbytėmis. Kad jas paversti superbytėmis, tai tos bitutės turi tapti maitintojomis. Taip, taip. Anas filmukas. Po savaitės tos va bitutės jau čia, kur išsirito, čia ritosi tos, kur anksčiau buvo padėti kiaušinėlio, o čia jau išsirito tos paskutinės, kur čia izoliuojant motinėlę buvo padėti kiaušinėlį. Po savaitės jos va tos paskutinės taps maitintojomis šičia, tam taške. Jas mes vėlgi norim paversti
super bitėm, žiemos bitėm, ne? Nes norim visą tą kiekį, ką čia matėm per uosę, kad tai ir būtų žiemos bitės. Tai vat šičia vėlgi, tai bus mūsų atveju dar prabėgus 12-15 dienų, plus 12-15 dienų, vėlgi tą patį užtikrinam pinelių maitinamų periukų, tų lervučių atsiradimą. Ir tai padarom vėlgi tokiu pat būdu, kaip ir šičia pasakau, tokiu pat būdu. 2-3 parom išleidžiam motinėlę. Ir tie uždarius, visos likusios jau įsiritusios čia vat matytos peruose bitutės, taps vėl maitom super bitėm, žiemos bitėm. Ir motinėlė čia lieka uždaryta. Mano atveju motinėlė liks po to jau uždaryta. Tikslios datos negaliu pasakyti, bet rugsėjai tikrai dar liks, kol būsiu tikras, kad orai jau atvėsta, kad jau ten tai garstyčiai, visokie šudyčiai baiginės ir bitės tikrai jau negalvoja apie nieką kitą, tik apie žiemojimą. Tada ramiai išleidžiu motinėlę ir jos tegul žiemoja. Tai va, tokia gavas ta mūsų schemutė, piešinėlės. Ir palaukit, nieko nepraleidau va šičia. Šitas tarpas. Čia bus dar daugiau prisiritę bitučių ir bus vėlgi laisvų akučių daug. Nes čia jau risis tos paskutinės visiškai. Tai mums per šitą vat momentą reikia užpilti lizdą likusias dozes. Tai va, kaip minėjau, aš tarkim kaip darau visą normą. Šitą savaitę sueina 1/3 normos. Šitą savaitę 1/3 normos. Išleidus motinėlę ir ją uždarius, sueina dar 1/3 normos. Visa norma sueina. Ir lieka tik minimalus ten tas jų lizdeliui pasiliktas vieta, kur motinėlė padės truputėlį tų kiaušinėlių, ten paskutiniai tie peruliukai, ir jie spės, nespės apsilakioti, jau nebe taip ir svarbu, nugaištintas mizeriukas netaip svarbu, jie atliks savo funkciją. Tai va toks va dalykėlis gavas mums. Dabar kuom tai skiriasi nuo to, ką mes darom sezono metu, skiriasi tom, kad atsiranda dar vienas tasai. Sezono metu pas mums kas būna, mes darom vieną tik tai, ne? Vertimą super bitėm 12-15 dieną, o čia jau darom ir antrą. Kodėl sezono metu to antro nedarom? O nedarom todėl, kad paprastai sezono metu čia, jeigu neįsivedinėjom naujos motinėlės, tai čia ją išleidžiam ir jin pradeda dirbti. Ir toliau šeima važiuoja, nes neina žiemoti. Toliau vėl dirba, auginasi tą tarpinį perų kiekį, pastiprinimą. O jeigu įsivedinėjom naują motinėlę, tai čia jau jin būna padėjus irgi pirmosius kiaušinėlius, nes kas va mums gaunas, savaitę kažkur tai čia vat išsirita nauja motinėlė, ten savaitėlę jinai stiprinasi, čia kažkur apsilakioja, ir čia kažkur pradeda dėti kiaušinėlius. Ir vėlgi tas viskas įsisuka, toliau važiuoja, žinai. Tai mums šito sezono metu nebereikia. O vat žiemos bičių auginimo metu mums šitas va reikalingas. Ir iš principo, jeigu taip pat piešti tą schemą, tai būtų, kaip tas būtų, 6 dienas su lervutėm, tom pinelių maitinamom lervutėm, 6 dienas be lervučių, 6 dienas su, 6 dienas be. Tai vat yra saugu, kad tas ciklas praeis, neprisigaminant kritinės masės
spitiminių bičių ir ten kokiu nors nesigausiu užblūdimų. Sezono metu irgi tai galioja. Realiai tik mes, kadangi yra tos paklaidos, skaičiavom savaitėm. 7, 7, 7, 7. Su rizikom būtų variantas toksai 6 dienos su, 3 dienos be. 6 dienos su, 3 dienos be. Ir galima būtų dar čia paleisti trečias iki tokį. 6 dienos su. Bet čia jau yra, jeigu, kaip sakant, nebūtų ten tų sideratų orai, viskas normaliai, šita schema maksimaliai geras bites pagamintų žiemai. Šita. Bet kadangi gali būti tokių dalykų, kurių mes nenuspėsim, nes šiandien aš negaliu nuspėti, koks rytoj bus oras. Ir netgi tie orų pranašautojai šamanai irgi to nepadaro. Nepadaro profesionalai. Tai ką kalbėti apie mane? Tai va. Tai ta tokia yra antabijos schemutė. Kiekvieno, kaip sakant, valiui. Tai čia tokia schemutė, tas gautus net 12-15 dieną išleidimo, jau kažkur tai 8-10. Šiek tiek dar susispaudžiant, tuk, kad vos ne pastoviai yra po truputį tų perų. Nėra tos pauzės, kuri šiek tiek numuša tą balansą. Prasikeitimai ten bičių tralelė, pam. Ir šiek tiek ramiau praeina, tos bitės gal ir netarpa, ten visos tokiom super bitėm, bet visos praktiškai tampa super bitėm, bent jau mažiau, daugiau, to pakanka, žinai. Tai va, o jeigu ta schemutė, va ta 6-3-6-3-6, žinai, tai būtų daugiau tų bičių super. Va tokie va yra skirtumėliai, auginant žiemos super bites. Nu, tą pamatysit filmukuose mano tose, tiek su mikrošeimele, tiek su ta pagrindinė šeima, kurioje va būtent, kur ir buvo tikslas tų mano filmavimų, kad parodytų bitininkavimą be gydymo nuo erkių, žinai. Ir šitais visais dalykais aš kaip, lietuvišką žodžią nežinau, tos bjaurios kalbos, rusų kalboje toks žodis yra nizamaračevais, žinai. Lietuviškai tai būtų kažkoks atitikmuo kelių žodžių. Nesuku savo smegenų, žinai. Tai aš šiuo atveju zamaračevui suku savo smegenis su šitais dalykais, nežinau, kad tai duoda man maksimaliai užtikrintą gerą startą pavasarį ir gerą žiemojimą užtikrina, nes būtent daugybė problemų žiemojimų ir yra ne erkės, o yra prastas paruošimas žiemojimui, tų bičių neužsiauginimas, va visi tie tokie veiksniai, kur išmuša ten bites, sujaukia, ten bitininkas nebesupranta, kas nutiko, žinai. Buvo bičių ir neliko. Turbūt erkės. Toks populiariausias atsakymas yra. Va, iš tikrųjų tai yra. Pirmiausia, reikia turėti tą, kas žiemos, o daugiau antriausia, trečiausia ir paskiausia ten visi žiemojimo organizavimas avilyje, ventiliacija, visa kita, trampam, tralala. Kiti niuansai eina po to. Jeigu nėra kas žiemos, tai tu ten daryk, ką tik nori, žinai, dėk pagalves su gėlyčių užvalkalais ir dar kokios nors šamaniškus šok ten prie tos lakos badyk ten tą valyką laką su pagaliukais ar kom nori, tai nepadės. Tokios, vat, tokelės, mėlyjei studentai, mokykitės. Iki. Gėlyno naktys ilgos ir tamsios, bet ropšė žino, kam bitės laukose blaškos, kai darbai nudirbti rankiai krenta į žemę šal. Gėlyno visą nuo varginų plauna, Džakas su ledukais siela atsigauna, o savaitgalį su draugais jis tiesa visiems transliuoja.